tai tikrai palengvino, mano dienotvarkę, tai tikrai. Ypatingai varlių pildymas ar ne, kiekvienos dienos, tai man buvo naujovė, aš apie tai nežinojau, jau gali pasisemti tam tikros patirties, kaip pavyzdžiui kiti vadovai sprendžia tas problemas, ar ne, arba gal diskutuojame, kokios problemos, pavyzdžiui, iškyla, ar ne, ar panašiai, tada vienas kitam galime padėti kažkiek, vis tiek vienas vienokią patirtį turi, kitas kitokią patirtį turi. Kartais vadovas galvo, kad jis viską žino, bet tikrai ne. Ir tam tikrų naujų dalykų pritaikymas savo veikloje dažnai tikrai atneša efektyvumą. Judita Petrauskienė, atstovauju ir vadovauju Lukrecijos labdaros ir paramos fondui, kurio pagrindinis projektas yra gerumo dėžutės projektas. Tai galbūt daugiau apie šį projektą norėčiau papasakoti, nes jis yra tikrai gana unikalus toksai. Tai pats Lukrecijos fondas padeda negalią turintiems vaikams, apmokant šių vaikų reabilitaciją ir gydymą. Kadangi negalią turinčių vaikų Lietuvoje yra tikrai labai daug, kuriems reikalinga ta nuolatinė reabilitacija, ar ne? O finansinė našta labai dažnai slegia tėvų pečius. Tai fondas ir buvo įkurtas tam, kad padėti pradžiai pačiai Lukrecijai, mūsų steigėjos Dovilės dukrytei, nes ji pati susirgo 3,5 metukų, ar ne? Ir buvo realiai atimta visa raida tam tikros ligos. Tai praėjus 10 su trupučiu metų nuolatinės reabilitacijos dėka pati Lukrecija jau šiandien gali ir vaikščioti, ir važiuoti dviračiu, ir jau šiek tiek kalbėti. O pats gerumo dėžutės projektas yra apie nuolatinę paramą, nuolatinę fizinių asmenų paramą. Tai yra tam tikra gerumo dėžutės prenumerata, sakykim taip, ar ne? Žmogus gali aukoti pinigėlius kiekvieną mėnesį, nuo 11 eurų yra minimali suma. Ir už tai jis mėnesio gale gauna gerumo dėžutę. O toj gerumo dėžutėj slypi įvairiausios dovanos. Mes taip norim atsidėkoti ir parodyti tam žmogui, kokia svarbi yra jo ta parama, ar ne, labdara, nes kad ir minimaliai 11 eurų, 11 prie 11 ir tai jau susidaro tikrai didelė pagalba tiem neįgaliems vaikams. Tai žmogus prenumeruoja gerumo dėžutę, skiria kiekvieną mėnesį tam tikrą pinigų sumą ir už tai gauna gerumo dėžutę su dovanomis. O visas tas dovanas skiria būtent verslai savo produktą arba paslaugą. Patiko todėl, kad sužinau labai daug naujų dalykų, nes pats vadovavimas man buvo, sakykime, naujas dalykas, ar ne? Tai tokia šiek tiek buvau pasimetusi, bet pradėjusi šį kursą pamačiau, kad tikrai nesu aš ten tokia viena, kad dauguma vadovų savo darbė yra šiek tiek pasimetę kažkur, ar ne, arba tiesiog nebesusitvarko su savo laiku, arba delegavimu, gal tai pasakyti, ar ne. Tai man labai patiko visa duodama medžiaga vadovui, ar ne, kurią jis gali panaudoti tiek savo, tiek savo darbuotojams. Ir ta visa medžiaga, kurią mes naudojame, vienos galbūt iškart prisitaikė, kitos galbūt tikrai prisitaikys ateityje. Tai tikrai palengvino, mano dienotvarkę, tai tikrai. Ypatingai varlių pildymas, ar ne, kiekvienos dienos, tai man buvo naujovė, aš apie tai nežinojau, apie tos dienos planus, ten susirašydavai savo kalendoriui, ten kažkaip kažką. Tai man labai patiko tie dienos planai, tada savaitės planai, ar ne. Tai aš gal daugiau nuo savęs pasakysiu, kad aš pati juos pradėjau viską naudoti ir man tai palengvino tikrai nepasimesti tarptų darbų kiekvieną dieną. Ta prasme, kai tu ir ką dariau, pildžiau ranką, ne kompiuterį, nes kompiuterį kažkaip irgi užsifiksuoja, supildai, bet tu jo nematai. Tai aš būdavo pasidėdavau šalia tą lapelį su didžiausia savo varle ir stengdavausi bent 5% tos varlės įgyvendinti kiekvieną dieną. Ir tikrai tie darbai kitaip darydavosi. Nes tu matai, taip aišku, tu paskambina, kažkas atrodo ten nelaiku ir panašiai, bet tu vis tiek, kad ir išblaškytas skambučio, tu jau gali pasižiūrėti tą planą
Nu ir varai toliau, nes kartais būdavo, tu nušoki nuo to, ką darai, tada eini kažkur, dar kažkas ateina ir viskas tada jau. Tai va, tai labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, man labai labai patiko. Ir pats galbūt bendravimas, tas pačio viso kurso vedimas, ne? Kaip mes visi bendravome, kaip tu galėjai išklausyti kitų vadovų problemas ar ne, ir kartais jos atrodo ne tokios pat kaip tavo, ar galbūt viduje, bet vis tiek tu jau gali pasisemti tam tikros patirties, kaip pavyzdžiui kiti vadovai sprendžia tas problemas, ar ne, arba galbūt jos yra šiek tiek panašios, irgi gali prisitaikyti savo, arba kaip, vat irgi pamokų metu iškeli problemą ir kaip visa komanda bendrai svarsto, kaip tau padėti. Nu, tai man čia buvo super, žinau. Pats formatas man tiko puikiai, nes netgi ta diena, galbūt irgi toks antradienis parinktas irgi, manau, yra tikslingai, greičiausiai, nes pirmadienis visada toks būna chaotiškesnis, antradienis, trečiadienis tokios ramesnės dienos. Ir darbo galas jau, tai tu tikrai, ta prasme, jau esi apsidirbęs, ganėtinai ramus ir nesiblaškai tarptų darbų, ar ne, tai man laikas buvo perfekt, toks į darbo galą, kad ten ir ten trukdavo ir valandą, ir daugiau, tai tikrai nebūdavo didelė problema, tikrai ne. Tai man tikrai patiko, kad tai buvo darbo gale, ar ne, tai kad galėtum atrasti to laiko. Ir pats formatas irgi man tiko, nes labai gerai, kad buvo tie tam tikri namų darbai. Aš kaip sakau, būtent peržiūrėti video ir tas 3 mintis išsinešti, ar ne? Tai toks kaip ir atskaitingumas yra, kad tu, nes, nu tikrai vadovai visi yra, kad dažnai neturi laiko. Bet tu, kai turi tą padaryti, nu tugi žinai, plus mes diskutuojam po to per susitikimą, ar ne, tai tas irgi tave labai stipriai pareigoja, tai aš labai džiaugiuosi, kad šitas buvo ir manau labai gerai, kad tai yra, nes įpareigoja, tikrai įpareigoja ir tada tu tikrai stengia, žiūri ir tada visai kitaip visas tas procesas vyksta. Diskutuojame, kokios problemos, pavyzdžiui, iškyla ar ne, ar panašiai, tada vienas kitam galime padėti kažkiek, nu vis tiek vienas vienokią patirtį turi, kitas kitokią patirtį turi. Tai tos patirčių pasidalinimas tikrai labai gelbėjo vadovui. Tai man viskas puikiai buvo, tikrai. Kad kažkokių tokių iš labai didelių lūkesčių nebuvo, kad dabar aš čia vau ateisiu ir jau iš dabar ir jūs čia mane padarykit vadovu arba labai gerų vadovų. Kažkaip ne, aš gal toks žmogus esu, kad dažnai neužsikeliu labai didelių kartelių, kad po to nereiktų nusivilti, ar ne? Tiesiog ėjau su dideliu smalsumu, kažką naujo sužinoti ir kažką naujo išmokti ir kuo daugiau išsinešti. Nes, nu, kadangi gavau labai gerus atsiliepimus apie patį Mindaugą Juodaitį, tai kažkaip nesitikėjau, kad bus blogai. Tas lūkestis buvo tikrai, kad nebus blogai. Tai va, tai taip ir buvo, kad ėjau su ta mintim, kad tikrai kažką naujo išmoksiu, kad panaudosiu, nes jau buvo šiek tiek informuota prieš tai apie šitus mokymus, ar ne, tai ėjau išsinešti ėjau su tuo, kad išsinešti kažką naujo. Tai išsinešiau tikrai labai daug, kažką naujo savo, tuos dalykus, kurie man tikrai palengvina mano dienos eigoj, tai tikrai. Vertinčiau tikrai 10 iš 10 ir čia nėra pataikavimas. Todėl, pavyzdžiui, man, ar ne, asmenybė, labai svarbu kontaktas su žmogum, ar ne, labai jaučiasi, arba tu, nes tų trenerių, mokytojų, mentorių yra šiai dienai tikrai labai daug. Tai man buvo, galėčiau gal taip įsireikšti, patogu būti ir labai suprantamai suprasti viską, ar ne? Nes kartais būna žmonių, kurie kalba ir tu moko, bet tu nelabai supranti, apie ką jie ten. Tai čia buvo labai viskas aišku, labai nuotaikingas, toks šiltas žmogus, man buvo jauku būti šalia. O kadangi aš toks žmogus, kad man labai svarbu, prie kokių asmenybių, su kokiam asmenybėm aš dirbu, nu mano charakteris tai veikia, tai man nebuvo nepatogu, aš galėjau laisvai kalbėti, galėjau laisvai dalintis, ar ne, kas manau yra tikrai labai svarbu, nes kai tu nesijauti jaukiai, tai dažnai užsiblokuoja tam tikri dalykai ir tu negali, nu, tiesiog pasipasakoti ar pasisakyti tam tikrų problemų, ar ne? Tai toks, sakyčiau, tikrai labai nuoširdus, toks šiltas žmogus man pasirodė.
ir su tokiu žmogum tikrai, manau, galima toli nueiti. Tai tikrai, tikrai 10 iš 10. Ir Taip, tai iš pirmo tas sužinot, kai pirmas susitikimas būna, nu, tai čiagi vadovai, visi 10 susirinko vadovų. Tai buvo kažkaip gal pradžiai toks nejaukumas, kol tu šiek tiek nesusipažįsti, nepasigilini, ar ne, į veiklas ir panašiai, bet kai prasidėjo patys mokymai, kai prasidėjo problemų kelimas į viršų, kas su kuo ten susiduria ir panašiai, tai tu pamatai, kad mes čia visi vienodi, ta prasme, visi mes turim tam tikrų problemų, ar ne, kurias reikia spręsti ir dažniausiai tų vadovų problemos ir būna labai panašios, tai gal iš kito kampo ar ne. Tai pati bendruomenė man tikrai labai patiko, man patiko ta galbūt pagalba irgi tas, bet kaip sakiau, kad susitikimų metu mes, jeigu kažkuris iš vadovų turi tam tikrą problemą, va šią savaitę, kad visi kartu mes bandome rasti sprendimą, ar ne, kaip galėtume va dabar padėti, nes tikrai buvo tokių pamokų, kur man bandė padėti tam tikrais klausimais, tai aš tikrai, tikrai buvau labai dėkinga ir kiekvienam, kad įsitraukė ir realiai bandė kažką sugalvoti, kaip išeiti iš tam tikros problemos, ar ne, ir surasti sprendimą. Tai manau, tikrai bendruomenė faina, viskas buvo gerai, smagiai, tikiuosi, kad visiems patiko taip kaip man. Nu, gal tokių apčiopamų rezultatų mes kaip ir neturim, nes mūsų kolektyvas tikrai ganėtinai mažiukas, ar ne mažytis. Tai viskas daugiau įėjo gal į mano asmeninę erdvę, ar ne, į mano asmeninį darbą. Tai aš galiu pasidalinti tik tuo, kad mano tiesiog darbo našumas pagerėjo, ar ne, ir galbūt tas efektyvumas. Ta prasme, su tais darbuotojais, ar ne, bendravimas šiek tiek jau tu žinai, galbūt kaip ten prie jų prieiti. Tos apklausos, ar ne, vat buvo iš viena paskutinių 360, ar ne. Tai anksčiau to aš tikrai netaikiau, nežinojau ir vat išsiuntus savo kolegoms, ar ne, tai tu gauni tą tokį feedback, ar ne, ir jau tu konkrečiai žinai netgi, kur tau pasitempti, arba kur, nu, smagu girdėti, kad va taip tave vertina, ar ne. Tai manau, gal tas santykis su tais kolegomis šiek tiek yra kitoks jau. Ir kažkaip, sakau, man pačiai tai buvo didesnis augimas susitvarkyti savo chaosą, kuris buvo dienoje, ar ne, susidėlioti, sakau, tie dienos planai, tikslų kėlimas, ar ne, ten 90 dienų tam plano susirašymas tikslų ir panašiai, tai galų gale tos, vat irgi metiniai pokalbiai, ar ne, tai man irgi kaip ir nauja, aš jau kaip ir turėjau vienus, bet dabar aš tikrai turiu pavyzdžių, kaip darysiu kitaip, nes tikrai, manau, šitas dalykas, ką pasiėmiau šitų mokymų, man tiks labiau, nes, nu, tai atrodo atitinka labiau mane, ar ne, tai va, tai šitą dar prasitestuosiu ateityje. Tai sakau, yra dalykų, kurių dar nepritaikiau, nes tam nėra kol kas galimybės, bet garantuoju, kad kai ateis tas laikas, tikrai viskas prisitaikys. Tai va, tai sakau, gal daugiau tie rezultatai yra mano pačios dienotvarkė, ar ne, kad nebėra tokio chaoso, ar ne, kad tas delegavimas gal kitoks yra, negu kaip anksčiau būdavo toks šiek tiek pasimetęs, chaotiškas, tai dabar toks labiau struktūrizuotas jau yra, ar ne. Tai va, tai daugiau man iš asmeninės patirties augimo, daugiau po šitos 12 savaičių tikrai yra ir jaučiuosi tikrai labai stipriai patobulėjusi. Ir tai tikrai atsiliepia pačioj visoj fondo veikloje, nes nu vis tiek tu deleguoji užduotis, ar ne, tam tikras. Aš atėjau su tam tikrų iššūkių, kaip susiplanuoti laiką savo, ar ne? Nes kartais dienoje pasimesdavau labai stipriai, ar ne? Tai aš rekomenduočiau tikrai tiems, kurie neturi laiko. Kiekvieną dieną vis yra taip, kad ta diena pritrūksta valandų dienoje, ar ne? Tai tikrai, tikrai labai stipriai rekomenduočiau tiems vadovams. Taip pat rekomenduočiau tiems vadovams, kurie nori būti herojais, kurių duris neužsidaro ir visi klausimai eina pas vadovą, ar ne? Ta prasme, kad jeigu dažnai ateina pas tave su klausimais ir tu dažnai išsprendi tas problemas pats, o ne tavo darbuotojai, tai tikrai, tikrai labai stipriai rekomenduočiau tiems vadovams susitvarkyti savo dienotvarkę, ar ne,
ir delegavimas. Kartais vadovas galvo, kad jis viską žino, bet tikrai ne. Ir tam tikrų naujų dalykų pritaikymas savo veikloje dažnai tikrai atneša efektyvumą. Tai tikrai rekomenduoju visiems, kas nori susitvarkyti chaosą ir įsinešti daugiau stabilumo, ramybės, tai tikrai rekomenduoju.